Viskas prasideda nuo to, kad mes jaučiamės prasti. Ir kai mes jaučiamės prasti, mes bandome pasirodyti prieš save ir prieš kitus geresniais, negu esame. Problema yra tame, kad mes teisime save, kokie mes esame, ir mes bandom prieš save ir prieš kitus išlaužti kažką krūto. Problema yra tame, kad kai lauži kažką tokio krūto, tu nesi savim ir save pateiki ne tokį, koks tu esi realus. Ir kol tu save teisi ir nenori matyti savęs realaus, tu negalėsi mylėti savęs ir būti pamiltas kitų. Ir kai mes esam savim, ir čia yra prastumo jausmas. Ir mes dabar, aš neatsakinėju klausimą, ką su to daryti. Bet mes pasislinkam ir bandom atrodyti visiškai kitokiais. Mes iš tos perspektyvos pasirodom, pavyzdžiui, vyras pasirodo prieš moterį. Kažkoks kitoks. Moteris susidomi manim tokiu, netokiu. Nes jinai neturi intereso sutikti manęs tokio, o turi taikinį sutikti tokį. Jinai pasitinka, radau. Bet visada žmogus pasitikęs pažins tave ir jis pamatys, koks tu esi iš tikro. Problema yra tame, kad kai jinai pasitinka moteris šitą ir aš vaizduoju šitą, aš niekada neturiu galimybės sutikti tinkamo žmogaus iš savęs, iš savo perspektyvos, kad mane mylėtų tokį, kokis aš fucking esu. Ir gaunasi taip, kad aš vaizduoju, suvarau krūvą energijos į tą įvaizdžio kūrimą, manim nusivilia ir mane išmuša ne atgal. Mane išmuša į aš labai labai prastas. Ir šitas žaidimas, aš krūtas, aš prastas, yra vadinamas nepilnavertiškumo komplekso žaidimu, kur tam niekada paskui galo nėra. Ir kol aš negrįžtu į save ir nepriimu savo prastumo, nepriimu savęs realaus ir nesurizikuoju ateiti į žmonės ir save pasitikti realiu, tol aš žaisiu dvipolį žaidimą, kuriame galo niekada nebus.